Treneris, sveikinimai su pergalė, šiek tiek sudėtingesni pirmi du kėliniai, bet po didžiosios pertraukos išėjot kitokie. Kas toje emocinėje kalboje skambėjo vietoj derinių lentoje? Tiesiog buvo prašymas prieš rungtynės, kad ant emocijų mes važiuotume, bet ryškiai pirmus du kėlinius tas nesuveikė, tada per ilgą pertrauką prašiau kaip tik kuo mažiau tada emocijų ir daugiau galvo pajungti. Tai atrodo merginos įsiklausė. Marija Delgado šiandien labai nedaug aikštelėje praleido minučių, žaidybinis planas toks buvo ar diktavo rungtynių sąlygos? Visiškai rungtynių sąlygos diktavo, pabandžiau Audronę pačią pirmą išleisti nuo suolo, jinai gerai įsijungia, kaip matot, antroji pusė iš vis vienu momentu mumis labai traukia, tai natūralu, kad kažkam mažėja minutės, kažkam didėja, tai čia toks procesas. Likus 2 sekundėms Viktorija Balaban turėjo galimybę pramesti baudos metimą, bet jį pataikė. Ar kalbėjot, kad turėjo pasielgti kitaip per minutės pertraukėlę? Mes kalbėjom apie įvairias situacijas, ar tą padaryti, bet pasirinkom gal tokį saugesnį variantą, mažiau rizikuoti, nes kadangi buvo 2 sekundės likusios, jeigu būtų biškai mažiau, gal būtume ir surizikavę. Laukia Klaipėdos derbis ir vėl rytoj ir šį sezoną dar lieka neišnarstytų detalių tarpusavio kovose. Žinokit, po tokių rungtynių su Kibirkštim dabar dar negalvoju apie finalą, leiskit pasidžiaugti. Audronė, sveikinimai su pergalė. Žinant tavo sudėtingą sezoną ir sugrįžimą po praėjusios vasaros, kiek tau pačiai ši pergalė reiškia ir dabar visos emocijos į eterį? Ačiū, sveikinimus. Sezono pradžia man asmeniškai buvo tiesiog tragiška. Nežinau, atsitiko tai, kas baisiausia gali atsitikti iš tikrųjų, bet mes šiandien laimėjom. Tai aš manau visiškai užlieja visas nesėkmes, bet tai yra komandinė pergalė, tai komandai tik tai į priekį, turim susikaupti, išsimiegoti gerai ir varyti ir laimėti rytoj. Karalienės taurės laimėjus ir su Vilniaus Kibirkšties komanda rytoj gali tą padaryti ir su Klaipėdos Neptūnu Amberton. Kiek tau pačiai reikštų šis laimėjimas ir pačiam klubui? Tai Neptūnui tai daug ką reikštų, aš manau, pirmą kartą laimėti taurę tai yra kažkas wow, plus kai praeitais metais išslydo, o man asmeniškai 3 taurė, tai toliau renkamės, kaip sakant, taures ir švenčiam. Ko reikės svarbiausia, kad rytoj Klaipėdos derbyje dar kartą nugalėtumėt Klaipėdos LCC, ką jau yra pavykę padaryti šitam sezone? Pirma, truputį nusiraminti, visas emocijas padėti šoną, pailsėti, nes mūsų situacija nepavydėtina iš tikrųjų, žaidėm įtemptas varžybas, tada realiai tik dabar pabaigėm mažai poilsio, jos turėjo daugiau poilsio, bet aš manau visų pirma, mes esame stipri komanda ir mums reikės tiesiog išlikti kumščių visą laiką, būti kartu, nepasiduoti, nepradėti ant varyti ant kitos ir tiesiog būti kaip ir visą sezoną, tikra komanda. Treneri, krepšinio drama šį vakarą Jeep arenoje, ko pritrūko, kad pavyktų iškovoti pergalę? Nežinau, poros taškelių. Paskutinio lemiamo metimo, gera kova, sveikinu varžovus į finalą išėjus. Kovomės kiek galėjom, padarėm klaidelių ir toks rezultatas. Akivaizdu, kad po ilgesnės pertraukos grįžusi Morgan Pullins komfortiškai aikštelėje nesijaučia ir jos šiandien turbūt labai trūko. Ko gero, jo, ta forma jos tokia abejotina šiai dienai, tai pamėginau kelis kartus, dar ne. Noriu pasitirauti apie Usės ir Udodenko tandemą vienu metu aikštelėje. Pirmajame, antrajame ketvirtyje gana sėkmingai esančiom abiem žaidėjams penkete dominavo aikštelėje. Kas paskui buvo? Pavargo, paprasčiausiai pavargo. Dar ir daugylė neformoj, tai jisai irgi dar nėra pačios geriausios formos. Po traumos dar neatsistačius pilną jėgą. Eglė, kovėtės ir atidavėt visas jėgas aikštelėje, ko pritrūko tavo akim? Nežinau, dabar labai sunku pasakyti ant tų emocijų. Tiesiog, manau, nulėmė labai mažas detalės, prasileidom daug taškų paskutiniam sekundėm, tai manau tiesiog labai mažas detalės ir tiesiog sėkmė buvo jų pusėje. Esi viena iš 3 Vilniaus Kibirkšties žaidėjų, kur iki šiol nebuvo praleidusi nei vieno finalo Karalienės taurėje. Ką reikės šį vakarą atsigavimui, kad neprarasti tos motyvacijos rytojaus kovai dėl 3 vietos? Tai manau, tiesiog turim pasimokyti iš tokių varžybų ir įgavom daugiau patirties ir nežinau, reikia kuo greičiau pamiršti, rytoj eiti kautis ir vis tiek pasimti tą medalį.